Tai jūsų tiesiog komentaras apie rungtynes. Nu, šitos rungtynės parodė, kad ko mums trūksta. Akivaizdžiai pasimatė, kad mes pralošėm greitį. Gal turbūt, aš nežinau kaip, bet gal žaidėjai nepilnai atsigavo po rungtynių su Žalgiriu. Gal turėjom problemų kitokią, aš tiksliai nežinau kas. O šiaip rungtynės, Perlo komanda sužaidė labai geras rungtynės. Žaidė fantastiškai pataikė iš tolimų nuotolių, iš vidutinių nuotolių. Bendžius, nesitikėjau, tikrai neblogas vyras, kuris, manau, jeigu jis pastovi taip žais, aš jį nebuvau matęs, gali kažką pasiekti. Visa komanda agresyvi, žaidžia greitą krepšinį, man patiko. Mūsų žaidėjai šiek tiek, kaip sakiau, visur atsiliko, čiut, kaip aš mėgstu sakyti, mes buvom šiek tiek atsilikę porą metrų nuo priešininkų komandos. Pralaimėjom kovą po lentą, labai daug kamuolių pralošėm po savo lentą ir suteikėm priešininkam galimybę kovoti dar kartą. Kaip kažkas Rūbinai pasakė, mes žaidėm 4 kėlinius, jie žaidė 5 atakoje. Manau, kad bus gera pamoka, padarysim išvadas ir turėtų būti viskas gerai. Sakykite, tritaškai, tai čia jūsų aikštės gynyba neveikia ir jie tiesiog pataikė labai gerai. Manau, kad nesuveikė ir aikštės gynyba, nors nelabai galiu sakyti, kad Perlo komanda susikurdavo atakas laisvas gerai. Paprasčiausia, matyt, buvo Bendžiaus diena, kuris įmetė ir per rankas, ir laisvas, ir visokį. Ar atsakomose rungtynėse dar galima kažko tikėtis, apie 19-18 taškų jau čia kaip ir... Kol nesibaigė antros rungtynės, manau, kad visą laiką galim tikėtis. Manau, kad jos bus visai kitokios, aš nežinau, kaip rezultatas bus, bet pačios rungtynės bus visai kitokios. Aš pamačiau, kaip žaidžia šitą komandą, nebuvau matęs. Manau, išnagrinėsim, padarysim kažkokias išvadas ir tada galėsim daugiau kalbėti.